Sveiki. Šiandien mane pagavo tokia galinga energijos banga nuo pat ryto, nuo pat atsibudimo ir atėjo tuo pačiu suvokimai. Tiksliau, jie visada buvo tie suvokimai, bet toks aišku susidėliojo paveikslas, kurį labai noriu ištransliuoti apie energijų ir apskritai viso ko poveikį ir kiek daug dalykų mus veikia. Ir vis dėlto, nepaisant to, kad mus veikia labai daug kas ir daugybės dalykų mes negalim pakeisti, kurie mus veikia, mes galim visada vieną dalyką pakeisti. Ir apie tai aš noriu šiandien pakalbėti. Tai iš tikrųjų pasakysiu štai tokį dalyką, kiek mus kas veikia. Įsivaizduokite kosmosas, begalybė kažkokia, kurios mes visiškai protu negalim suvokti, nei apriepti. Ir iš ten nuolat transliuojasi įvairiausia informacija. Dabar šviesos kodai transliuojasi, vibracijos transliuojasi. Ir mes iš tikrųjų nuolat gauname kiaurai per save praeinančią energiją, kuri ateina iš kosmoso, iš visatos. Iš galaktikos brandolio, galima taip pasakyti, yra centrinė Saulė ir iš ten keliauja viskas per visą visatą, per visą kosmosą. Toliau mes gauname energiją ir gauname informaciją kartu su energija iš planetų. Kada mes gimėme, planetų tam tikros konfigūracijos buvo tam tikrų metų. Toliau mes gyvendami kiekvieną dieną taip pat ten juda viskas, ten visada Saulės sistema juda. Jinai ten visaip koreliuojasi, draugauja su įvairiausiais žvaigždynais. Nesakysiu ten visų tų astrologinių dalykų, tačiau tik noriu bendrą tokį pasakyti, vaizdą, kad ten visą laiką vyksta komunikacija tarp planetų, tarp žvaigždynų, ten įvyksta tam tikri susijungimai ir jie taip pat siunčia informaciją kiekvienam individualiai, pagal tai, kaip ten visos tos planetos susidėlioja ir bendrai būna bendros tendencijos kažkokios. Tai tie planetų energijos, kurios įsitransliuoja į Žemę. Pavyzdžiui, Merkurijus, kuris yra atsakingas už komunikaciją, jeigu jis ateina į kokį ženklą kaip žuvis arba vėžys, arba, sakykime, jis tampa retrogradiniu, kada pradeda Žemės atžvilgiu judėti atbulai, prasideda viso koks sulėtėjimas. Galim tuo tikėti, galim netikėti, tačiau duoda tokį impulsą planetos. Tačiau, toliau dar pabaigsiu apie planetas, taip pat yra užtemimo energija, kuri taip pat veikia, nes jinai suaktyvuoja tam tikrą informaciją. Ir vėlgi tie užtemimai veikia ir bendrai, ir labai labai individualiai kiekvienam pagal jo gimimo žemėlapio išsidėstymą, kaip ten viskas buvo, kokias sritis turi paliesti, kokias aktyvuoti, kokias iš viso pašalinti galbūt, kažkokias pamokas galbūt žmogui suteikti, ką jis turi patirti, išmokti. Toliau yra, be viso to, ką mes čia pasakėme, dar yra mėnulio fazės. Jos yra 4. Ir jos taip pat veikia žmogų, kuris yra sudarytas iš vandens. Didžioji jo dalis sudaryta iš vandens. Ir jį veikia ir delčia, ir jaunatis, ir pilnatis, ir kas ten dar, pilnatis, jaunatis, delčia, 3 fazes pasakiau, pamiršau kokią dar. Ir visos jos veikia. Jaunatis, delčia, pilnatis, kokia 4 fazė. Nesvarbu, jūs žinot. Tai va, ir jos visos taip pat veikia ir taip pat veikia Saulės aktyvumas, magnetinės audros, matot, kokios gražios šiaurės pašvaistės, jos veikia visą aplinką, žmonės grožisi, bet tai ne vien tik tai grožis, tai yra tam tikros vibracijos, kurios ateina ir jos pajudina mus taip pat ir iškelia kažką į paviršių. Tai yra šviesos kodai, kurie ateina kartu su Saulės magnetiniais pliūpsniais tais. Toliau, kas dar? Žemės pulsas, Šumano rezonansas, taip pat jis pulsuoja ir mūsų visą laiką veikia ir mes visą laiką esam veikiami tų dalykų. Taip pat, kas dar mus veikia, kiti žmonės.
Ai, įvykiai veikia, yra daugybė įvykių, kurie atsitinka. Ir mes jų negalim kontroliuoti, jie tiesiog ateina, kaip pavyzdžiui pasaulinio masto įvykiai, kaip buvo nuo 20 metų įvykiai. Jie ateina ir mes esame juose, mes visą laiką esame toje komunikacijoje su kažkokiais energetiniais mainais, ne, kurie vyksta, nes įvykiai taip pat neša tam tikrą informaciją ir energiją. Ne. Ir toliau yra dar augalai, gyvūnai mus veikia, taip pat net akmenys veikia, nu ką jau kalbėti apie kitus žmonės, kurie non-stop mus veikia, išeinam į gatvę, kažkas tai pastumia mus ir mes iš karto sureaguojame vienaip arba kitaip. Taigi, mes visą laiką, bet nepaisant to, mes ir patys veikiame. Suprantat, koks yra įdomus? Tas yra apsikeitimas, jisai yra labai labai abipusis. Ir mes veikiame kitus žmonės, mes veikiame aplinką, mes veikiame netgi planetas, kad ir kaip keistai beskambėtų. Ir aš pasakysiu kaip. Mes veikiame tai per savo mintis, emocijas, žodžius ir veiksmus. Bet pirmiausia per savo reakcijas, kurios susideda iš minčių ir emocijų. Pirmiausiai, ne? Ir tarkime, planeta atsiuntė kažkokį impulsą, kuris sukelia dirgulį aplinkui, ne? Arba sukelia lietumą. Tačiau mes galime pasirinkti reaguoti kitaip, ne? Ir mes galime nesudirgti. Todėl gali, tarkim, planeta atsiųsti ten kažkokie užtemimai, ne? Iškelia visiems tam tikrus klausimus, taip mes juos pastebime, ne? Tačiau mes nereaguojame automatiškai, neinstinktyviai, o tampame sąmoningi žmonės ir pasirenkame savo reakcijas. Taigi, tai, kas pas mus ateina, šito mes pasirinkti negalim. Tačiau mes visada galim pasirinkti tai, kaip mes sureaguosime į tai, kas atėjo pas mus. Ir čia tuo skiriasi autopilotinis gyvenimas, autopilotinis reagavimas, ir sąmoningas reagavimas ir pasirinkimas, į ką aš šiandien reaguosiu, kaip aš šiandien reaguosiu. Ir dar yra vienas momentas, kurį noriu atkreipti dėmesį. Kartais mes atsibundam ir mūsų energija būna vienokia, kitą dieną mūsų energija būna kitokia. Ir būna taip, kad mes būname tokie vangus, ne, būname kad aktyvūs, energingi. Ir iš tikrųjų mes atrodytų, kad atsibudom tokios energijos ir mes negalim nieko pasirinkti. Mes esam tiesiog priklausomi nuo to, kas su mumis vyksta. Mes nesam atsakingi už tai, kas mus vyksta. Ir suprantat, aš labai noriu jums ištransliuoti mintį, kad va čia šitame momente mes ir tampame kūrėjais. Šitame momente, kada mes renkamės, kaip mes dabar jausimės, kaip mes sureaguosime, ar mes instinktyviai pasiduosime tam iš kažkur atėjusiam impulsui, kad aš jaučiuosi liūdna, aš neturiu energijos, ar aš nuspręsiu, kad noriu šiandien būti ant bangos. Noriu būti šiandien ant bangos, pajuntu, kaip žmogus jaučiasi būdamas ant bangos ir aš jau esu ant bangos. Suprantat, kame reikalas? Mums tai reikia pasirinkti, norėti būti toje būsenoje ir toje energijoje. Ir būtent dabar, kada mes gyvename tokiu laiku, kai viskas vyksta labai greitai, mes labai greitai galim perjungti savo būseną. Tačiau mes turime tai pastebėti. Todėl aš kviečiu visus žmonės, ar šitame kurse jūs esate, ar turite draugų, artimųjų, pasakykite jiem, arba geriausia savo pavyzdžiu parodykite, kad jūs buvote suirzęs, bet staiga jūs nusprendėt sąmoningai pakeisti būseną ir jinai pasikeitė į priėmimą, arba į neutralumą, į atjautą, į meilę, į pasitikėjimą, į bet ką, kas jums atrodo, kad bus kitos vibracijos, negu kad suirzimas, nuoskauda arba dar kažkas tai.
Ir jūs tiesiog turite tik išmokti pastebėti. Tai yra vienintelis dalykas, labai labai svarbus, be ko neįvyksta transformacija vidinė. Todėl stebėjimas, kaip visada pabrėžiu, yra pats svarbiausias dalykas, kurį žmogus turi įvaldyti savo gyvenime. Be stebėjimo jokie procesai nevyks. Ar jūs norite keisti savo būseną, ar jūs norite keisti savo santykius, ar jūs norite keisti savo gyvenimą. Ir pastebėti, pavyzdžiui, jūs galite nuo pat ryto atsibudot, aha, kokia šiandien mano energija, ar aš noriu tokios energijos, į ką aš noriu ją pakeisti. Ir jūs keičia tą būseną, tą energiją. Pastebėkite taip pat, kaip pasikeičia kažkas, kai jūs veikiate su kitokia energija. Pavyzdžiui, pyrago skonis. Kai jūs jį kepate su tokiu, man reikia, man liūdna, atsibodo, ane? Ir kai jūs kepate pyragą su gaja, trimantra, su meile, ir kai jūs pribarstate dėmesio vietoje aguonų į tą pyragą, į kiekvieną tą šaukštą. Ir pastebėkite, kaip skiriasi jūsų tekstas, kai jūs jį rašote, pavyzdžiui, net ta pati žinutė draugui, ne? Kaip jisai skiriasi, jeigu jūs jį rašote su pykčiu, ir kaip jisai skiriasi tada, kai jūs jį rašote su meile, kai rašote su įkvėpimu, kai rašote ant bangos. Tada tą tekstą skaitydami žmonės ir pajunta tą emociją. Jie gal sąmoningai nesuvokia šito, bet jeigu jūs rašote suirzęs, jūs per tekstą, per žinutę perduosit suirzimą. Suprantat? Toliau pastebėkite, kaip kinta jūsų santykiai, kai jūs esat kupini, jau minėjau, meilės, o kai jūs kažkokios kitokios būsenos, kuri yra galbūt žemesnių vibracijų. Pastebėkite galų gale, kaip kinta jūsų veiksmas, darbas koks nors, ne, kurį jūs atliekat. Kai jūs jį atliekate iš meilės ir kai jūs atliekate iš reikia. Suprantat? Visiškai kita yra. Bet jūs sakysite, kaipgi galima atlikti darbą, kuris man įgrisęs iki gyvo kaulo. Tai toks lietuviškas posakis, keistas, pasakiau jį automatiškai, bet pastebėjau, kai jisai yra toks įgrisęs ir jūs nebenorit jo dirbti. Jūs galvojate, Dieve, kaip gerai būtų į kokią Maljorką nušauti, pasivolioti ant kokio pliažo, čia aš turiu kažkokius popieriukus dėlioti, arba dar kažkokius dalykus daryti, kurie man buvo. Bet jeigu jūs prisimenat, kad jūs esat kūrėjas, jūs galit pakeisti tą būseną. Situacijos jūs nepakeisit, nors galit pakeisti, jūs galite nustoti daryti, dirbti tai, kas jums nepatinka ir pereiti, pradėti dirbti tai, kas jums patinka. Susikurt savo mylimą veiklą, pavyzdžiui, ką aš jūs kviesiu daryti nuo balandžio 18 dienos, kur mes kursime mylimą veiklą ir kur mes realizuosim savo pašaukimą. Tai tokia programa yra. Tai jūs galite pakeisti tai, ką dirbate. Jūs galite nebedirbti, jeigu jūs užkniso, ne? Bet jūs galite ir pakeisti būseną. Jūs visada galite suprasti ir pajusti dėkingumą už tai, kad jūs esate toj vietoj, kad jums kiekvieną mėnesį moka atlyginimą, kad yra tiek toks pliusas ir daugybė kitų pliusų. Ir pastebėdami tuos pliusus, jūs iš karto pakeisit savo būseną. Toliau, mes iš tikrųjų į kiekvieną veiksmą instaliuojam savo būseną. Ir todėl, jeigu mes suprantame, kad esame kūrėjai, mes tą būseną visada galim pakeisti. Tai iš tikrųjų, viskas, ką mes jaučiame, keliauja į kosmosą. Viskas keliauja į mūsų energetinį lauką ir pasilieka mūsų lauko informacijoje. Ar mes jaučiam meilę, ar mes jaučiam pyktį. Viskas visada lieka. Ir viskas visada lieka Žemės stratosferoje, tai yra Žemės toje auroje ir jos informacinėme lauke. Ir viskas lieka kosmose, kaip minėjau. Todėl, kada supranti tą ryšį tarp viso ko, ir kad supranti, kad nei vienas plaukas, nei vienas žodis, nei viena mintis niekur nedingsta. Ir kad aš visą laiką transliuoju į aplinką dalykus ir iš ten gaunu reakcijas. Ir todėl mes tada galime nuspręsti, aš esu kūrėjas, kuris renkasi, kaip jisai reaguos, kuris renkasi, su kuo jisai bendraus, kuris šiandien pasirenka būti ant bangos, o ne be bangos, tokiam niūrume kažkokiam tai. Ir
čia ir yra tai, ką aš vadinu chemija ir alchemija. Jeigu mes pasiduodame chemijai, viskas vyksta, visos emocijos vyksta instinktyviai, visos mintis eina instinktyviai. Jeigu mes pereiname į alchemijos fazę, viskas vyksta sąmoningai. Mes sąmoningai kūrėme tai, ką norime matyti gyvenime. Ir jeigu mes iš tikrųjų nemokėsim šito dalyko, nemokėsim perjungti savęs ir suprasti, kiek tai svarbu mano tikslui, ne vien tik tai pasiekti, mano tikslui, ne, kurį aš galbūt įsikėliau, mano idėjai realizuoti. Jeigu aš atsikėliau, neturiu energijos ir aš dabar galvoju, nu gerai, tai gal aš dar kokią savaitę pasivoliosiu ir pažiūrėsiu serialą, ne, bet aš savo pasakiau, man reikia energijos. Aš turiu tą energiją, aš esu energinga dabar. Ir ta energija pradeda eiti. Suprantat, koks stebuklas yra? Jinai pradeda eiti per ausis, per akis, per visur. Ir tada aš atsikeliu šiandien su tokia energija, kad atrodo galiu kalnus nuversti. O ką aš padariau? Aš tik taip pasakiau savo, kad aš noriu būti energinga. Ir aš esu energinga. Atkreipkite dėmesį į dvi formuluotės ir tai, kad būtina pasakyti tai savo garsiai. Sau pasakyti garsiai, įgarsinti, garsinę vibraciją sau pasakyti. Nustok būti nuliūdus. Kokia nori būti? Noriu būti linksma, džiaugsminga, kupina pasitikėjimo, džiaugsmo. Noriu būti energinga, noriu daryti tai, kas man patinka. Ir taip toliau ir toliau. Ir tada aš suprantu, kad tai, ką aš darau, viskas man patinka. Suprantat? Nes būsena jinai keičia ir viskas prasideda nuo to, kad jūs atsikėlė, tiesiog įsivardinate savo energiją, savo energijos spalvą ir pasirenkate, kokią energiją jūs norite savo susikurti. Todėl šiandien, nuo šiandienos kviečiu jūs kiekvieną rytą atsibusti ir įsivardinti, įsivertinti savo temperatūrą, savo vidinį gyvenimo, savo vidinės energijos temperatūrą. Ir kai jūs įsivertinsite tą temperatūrą, jūs turite visas galimybės visą tai pakeisti į tai, ką norite, jeigu jums tai nepatinka. Ir tada, toks žmogus, jis gali viską. Jis gali viską. Suprantat? Čia jo atsiveria jo begalybė, jo kūrybiškumas, jo beribiškumas, viskas, nes jisai tokioj energijai gali viską. Ir tas stebuklas, taip mes kaupiam tam tikrų pratimų pagalba energiją, ne? Tačiau šiuo periodu jau tampa vis aktyvesni dalykai, kuriuos įjungia mūsų sąmoningas dėmesys ir mūsų pasirinkimas. Ir jeigu mes mokėsim įvaldyti tai, įvaldysime tai, mes būsime ant bangos, tada, kada norėsime būti ant bangos. Ir tie įvykiai, ar tai būtų planetos, astrologiniai kažkokie dalykai, taip jie vyksta, taip jie ateina. Tačiau mūsų reakcija keičia ne tik tai mūsų būseną, bet ir keičia to, kas ateina tolimesnius kažkokius dalykus. Ne? Ir kuo daugiau žmonių pradeda sąmoningai rinktis reakcijas, sąmoningai kurti savo vidinę temperatūrą, savo energiją, reaguoti ne instinktyviai, ne reaktyviai, ne autopilotiškai, o sąmoningai, tada viskas pradeda keistis. Ir pradeda keistis ne vien tik tai mūsų gyvenime, bet mūsų visų gyvenimuose. Štai taip mes visi esam susiję vieni su kitais. Tai apie tai šiandien labai kviečiu pagalvoti. Ir ne tik pagalvoti, bet tiesiog imti ir daryti. Nesakyk kaip, sakyk taip.